Labas rytas visiems. Jeigu jūs miesto bažnyčioje pirmą kartą, sveikinu jūs. Mano vardas Saulius, esu miesto bažnyčios pastorius. Ir mes šias keletą savaičių kalbame truputį labiau taip namiškiams. Tie, kurie lankosi miesto bažnyčioje, kurie yra šeimos nariai, yra bažnyčios nariai, yra dvasiniai šeimoje ir čia yra tavo namai. Čia yra tavo vieta, kur tu gauni dvasinį maistą. Tai mūsų pamokslų serija vadinasi Elementaru, o reikšmė labai paprasta, reiškia pradinis, paprasčiausias, pagrindinis. Ir mes kalbam tai, kas turėtų būti visiškai elementaru, suprantama apie bažnyčią. Bažnyčia nėra paveikslų galerija. Bažnyčia nėra koncertų salė. Bažnyčia labiau panaši galbūt į ligoninę, bet dar labiau panaši į namus, į šeimą. Dievo žodis sako, kad Dievas mus įsivaikina. Jis padarė mus savo vaikais. Mes, kurie buvom numirę savo nuodėmėmis ir nusikaltimais ir nuo mažumės tenkinam savo įgeidžius, Jis per Jėzų Kristų įvaikina mus, padarė savo vaikais. Ir tu šiandien gali džiaugtis ir dėkoti, kad tau nėra jokio pasmerkimo. Tai gali taip, žinai, jeigu bijotum kada nors teismą, aš esu matęs žmonių, kurie ruošiasi eiti į teismą ir jie įsitempę yra. Arba dabar pas mus namuose yra viena paauglė, kuri ruošiasi egzaminams. Ir yra daug įtampos, nes tu nežinai, kaip bus, kokį pažymį gausi. Atsimenat egzaminus? Studentai, kas čia LCC studentai yra? Laikysit egzaminus. Mes jūs užjaučiam, palaikom. Jums reikia mokytis, matot, kiek mažai jų yra bažnyčiai šiandien. Ši savaitė artėjanti yra egzaminų savaitė ir jie visi dreba, nemiega. Vakar vienas čia studentas statė šitą sceną. Sakau, ko toks pajuodęs? Sako, nėra kada miegoti. Ruošiuosi egzaminams. Ir žinot, mes kartais ruošiamės kažkokiem egzaminam, kažkokiai tai šventai, įvykiui, o galbūt teismui. Ir įsitempiam truputėlį. Bet bus teismas vieną dieną, kada visi žmonės bus teisiami. Jėzus Kristus yra tas, kurio mes laukiam, jis ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti. Taip sako mūsų Evangelija. Jis ateis teisti. Bet krikščioniui tai reiškia, jis ateis tiesiog įvertinti tavęs ir duoti tau dovanų. Nes teismas tavo jau įvyko. Kai mes kartu su Kristumi buvom ant kryžiaus prikalti. Tiesiogiai nebuvom, bet jis paėmė mūsų nuodėmes, mūsų bausmes, kad mes būtumėm visada laisvi ateiti prie tėvo. Ir jis nebeįskaito mums mūsų nuodėmių, mums atvirkščiai įskaito teisumą. Čia yra pradžiamokslis krikščionybės. Bet aš jį kartoju jums, nes mums reikia tame gyventi, reikia apie tai mąstyti. To turėtų būti pilna tavo širdis ir tavo protas. Bet kai mes ateisim į teismo dieną, mes būsim išteisinti per Kristų. Bet ką veikiam čia žemėje, kaip bažnyčia gyvena čia žemėje, yra labai svarbu. Labai svarbu. Nukrypsiu truputį nuo temos ir dabar taip tokį interpą padarysiu. Viešpats kalba mums ir kaip bažnyčiai. Ir viešpats nori mums pasakyti vieną dalyką, kad mūsų sprendimai yra labai svarbus. Kad mes esame dvasinėje kovoje, kaip krikščionis, bet tavo sprendimai, tavo pasirinkimai yra labai svarbus visam Dievo plane. Štai, kad Dievo dvasia nori mums pasakyti. Ir aš čia kalbu dabar labiau taip namiškiams. Žinot, kodėl? Kai Dievas sukūrė žmogų, davė jam valdžią ir sako, valdyk žemę, prižiūrėk ją. Dievas suteikė valdžią. Žinai, kas yra valdžia? Tai yra atsakomybė ir galia, įgaliojimas prižiūrėti šią žemę. Ne tik sodą, bet tai, kas vyksta dvasiniam pasaulyje. Viską prižiūrėti, gyventi, džiaugtis su Dievu. Bet žmogus patikėjo melu ir buvo apgautas. Ir jis patapo šėtono tarnu, realiai toks savo pats Dievas. Bet Dievas niekada nepaėmė iš žmogaus tos valdžios. Supranti, valdžia žmogui yra duota. Ir dvasiniam pasaulyje žmonės arba Dievui tarnauja, arba velniui, arba savo.
kartais nesuvokdami, kieno valią jie vykdo, bet jeigu jie sąmoningai nevykdo Dievo valios, jie vykdo arba savo valią, arba piktojo valią, gyvendami nuodėmėse, nedorybėse. Bet sprendimas žmogaus yra labai svarbus, ką jis renkasi, nes Dievas vykdo savo valią irgi per žmogų ir per bažnyčią. Ir ar tu nusprendi gyventi šviesoj ar tamsoj, tai yra skirtumas. Yra skirtumas, ar Lietuvos prezidentė yra tokia, ar kažkokia kitokia. Yra skirtumas. Ar ne, kodėl karai vyksta, kodėl vienas nori žudyti, kitas nori ugdyti. Yra skirtumas. Mes matom net tautų likimus, kaip jie stipriai priklauso nuo to, kas atsisėda į valdžią, kas yra valdžioje. Taigi, žmogus turi daug valdžios. Ir aš noriu pasakyti, kad mes kaip tikintieji esame pašaukti būti šviesa. Ir Dievas nori vykdyti savo valią per tave, tavo gyvenimą. Ir svarbu, ką tu rinksies ir kaip tu laiką leisi. Okay? Ir čia saviškiam pasakiau. Ir dar vieną dalyką, kad suvoktum, jog visa dvasinė kova tikinčiojo gyvenime vyksta prote. Ne kažkur išoriai ten, kažkur toli, bet prote. Realiai čia yra protas, yra mūšio laukas. Ir apie tai šiandien daugiau pakalbėsiu, kaip mums kovoti toje kovoje. Bet tai yra reikšminga, kas įeina į tavo ausis, kas sukasi tavo galvoje, ką tu mastai, tai yra labai svarbu. Okay? Tiesiog tokį paraginimą turiu iš Dievo pasakyti mūsiškiam tai. Bet grįžtam prie pamokslų serijos. Jūs nepykstat, kad aš taip klaidžioju truputį. Atrodot labai susikaupę. Man liepė lentai į vidurį atsivaryti. Mes kalbėjom apie miesto bažnyčios misiją, kur yra ta pati kaip ir bet kurios kitos pasaulyje esančios krikščioniškos bažnyčios misija. Jėzus sakė, eikit, padarykit mano mokiniais visų tautų žmonės, kad žmonės būtų pakrikštyti Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios vardu ir mokėtų vykdyti viską, ką Jėzus įsakė. Tokia yra misija visų. Ar tai būtų ortodoksų bažnyčia, ar būtų Romos katalikų bažnyčia, ar būtų bet kokia evangeliška, protestantiška bažnyčia. Kristus tą paliepimą davė visiems. Mes įvardinam mūsų bažnyčiai misiją palydėti žmonės į artimą draugystę su Jėzumi Kristumi. O artima draugystė su Jėzumi pasižymi tuo, kad žmogus myli Jėzų ir nuolankiai vykdo jo valią. Jis žino, ko Tėvas nori iš jų, žino, ko Jėzus nori ir gali vykdyti jo valią. Tai yra didžiausias džiaugsmas. Iš tikrųjų, nėra nuostabesnio dalyko. Nes kai Dievas žmogų kūrė, jis turėjo ir planą. Tavo gyvenimui Dievas yra numatęs tam tikrą pašaukimą, tam tikrą kelią, kuriuo tu turėtum eiti, atrasti jį. Tai yra tavo pašaukimas būti toje artimoje draugystėje su Jėzumi. Jėzus nori labai artimo tokio santykio, nori išgydyti tavo supratimą, kad jis nėra griežtas, nėra kažkoks piktas ir nėra toks priekabiautojas, visą laiką matantis, kas blogai. Ne, jis tave taip myli, mane taip myli, kad už mus atidavė savo gyvybę. Ir nėra didesnės meilės šitoj žemė, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Ir Jėzus sako, aš jūs pavadinau draugais, nes aš jūs pamilau, noriu, kad jūs būtumėt mano meilė. Tai yra pagrindinis bažnyčios užsiėmimas. Visa kita turėtų tik pagelbėti bažnyčiai vykdyti šitą misiją. Ir bažnyčia, kaip pas mus sakom, yra holas, žmonėms sakom, ateikit išgirsti, pabūkit tarp krikščionių, ateik į pamaldas, ateik į alfa kursą, tu išgirsti, kuo krikščionis tiki, ką Kristus nuveikė, kas jis yra. Tu pirmų žingsnių žengsi. Bet kai tikėjimas gims tavo širdį, tada visiems krikščionėm, visam pasaulyje reikšmingiausias dalykas yra krikštas. Bet paskui tai yra mokinystės kelias, kai tu pasirenki augti. Ir apie tai aš šiandien kalbėsiu. Augimas, kaip sakiau, praeitą kartą negali žmogaus gyvenime įvykti pavieniui. Ir augimas niekada nebus savaime suprantamas automatinis. Dvasinis augimas
nevyksta automatiškai. Ir tą turi labai gerai suprasti. Jeigu kaip krikščionis tu nenuspręsi, kad malda ir žodis, Dievo žodžio skaitimas yra tavo kasdienė duona, kurią tu maitiniesi, tai niekada negalėsi vykdyti jo valios. Niekada. Malda ir Dievo žodis yra pagrindinės disciplinos arba dvasinės tokios pratybos krikščionių gyvenime. Jeigu jų nėra, tai krikščionių gyvenimas, žinote, ką panašus yra? Kaip iš žmogaus gyvenimo šeimoje, užsidarius kambarėlyje, niekada neišeini pakalbėti, niekada neišeini prie pietų stalo, tiesiog gyveni užsidaręs, bet esi šeimos narys. Keistas būtų toks gyvenimas, jeigu taip gyventum, ar ne? Taigi krikščioniui reikia nuspręsti, ir jeigu tu esi jaunas tikėjime, jeigu tavo kelionė tik prasidėjo, aš raginu tave nuspręsti, šiandien jeigu esi nenusprendęs, visą likusį gyvenimą, kiekvieną dieną skirti laiko maldai ir Dievo žodžiai. Ačiū. Jeigu nenusprendai, o gal kai kurie nusprendėt ir nesat Biblijos atsivertę mėnesį laiko, o gal ir daugiau, ir nebeatsimenat, kada jūs meldėtės, tai reikia sugrįžti prie to. Nėra pakaitalo tam. Kitaip krikščioniškas gyvenimas pavirstų labai keistu gyvenimu. Labai keistu. Nieko nėra kvailiau, nei būti krikščioniu ir apsimetinėti, kad turi santykį su Dievu, bet jis yra toks kažkur numestas ir tu nebendrauji. Ir nežinai, ką jisai kalba, ir tu jo nepažįsti. Tai yra toks liūdnas gyvenimas, tarp kitko, milijonai žmonių taip gyvena. Krikščionių. Nuostabus dalykas yra, kad Viešpats yra kantrus ir labai mus myli. Ir šiandien, jeigu tu jauti tokį pasmerkimą, galvoji, žinai, kaip žmogus nesportavęs, jis taip atsiduria kultūristų kokiam klube ir jis taip nepatogiai jaučiasi. Ir jeigu tu taip sėdi dabar, sakai, aš nesportuoju, maistas man irgi baisus, valgau tik greitą maistą ir nieko nesigaminu. Ir tu kažkiek nepatogiai jautiesi ir sakai, girdėjau, kad sakė, jau blogai taip maitintis, kad nutukimas yra blogai. Ai, bet kaip skanu. Ir galima krikščionių gyventi, dvasinį gyvenimą ir taip maitintis bulvytėm free. Jis taip greitai, taip skanu, taip faina. Ir nepasirūpinti savo dvasiniu gyvenimu. Įmanoma. Įmanoma. Bet jeigu tu šiandien nuspręstum kažką daryti kitaip ir nuspręstum pradėti gyventi tokį artimą bendravimas, tokiam artimam santykiai su Jėzum per žodį ir maldą, tai būtų jėga. Tau. Man skirtumų didelė nelabai bus. Gal bus labai nuostabu, kai mes vienas kitą galim padrasinti. Bet tau bus didelis skirtumas. Štai, ką Dievo žodis sako mums apie tai. Noriu perskaityti jums pranašą Izaiją. Izaijo 55 skyrius. Nuo pirmos eilutės. Dievas kreipėsi į tautą. Visi, kurie trokštate, ateikite prie vandens. Visi, kurie neturite pinigų, pirkite ir valgykite. Pirkite vyno ir pieno be pinigų veltui. Kaip jums pasiūlymas? Neblogas. Neblogas, iš tikrųjų neblogas. Kaip lietuviams mes sakom neblogas, amerikiečiai pasakytų awesome. Tai būtų fantastika, nuostabu. Kodėl jūs leidžiate pinigus už tai, kas nėra maistas,
ir dirbate už tai, kas jūsų nepatenkina. Klausykite manęs atidžiai ir valgykite tai, kas jūsų sielą atgaivins ir sustiprins. Palenkite savo ausį ir ateikite pas mane. Klausykite ir jūsų siela bus gyva. Štai koks raginimas yra. Visi, kurie trokštate, ateikit pas jį, būti jo akivaizdoje ir pasimaitinti, pavalgyti, gauti dvasinio maisto. Ir dvasinis maistas yra kiekvienas žodis atėjęs iš Dievo lūpų. Ir čia mes jau kalbam truputį apie antgamtinius dalykus. Kai kurie žmonės, kurie nepratę būti su Dievu, visi, kurie yra pratę, jiems atrodo keisti. Šiaip Lietuvoje, jeigu tu pasakytum, aš kasdien meldžiuosi ir Dievas man kalbėjo, taip išeitum dabar kažkur savo bendradarbiui, giminės kokiam baliui. Tai pirma mintis būtų, tu išprotėjai, kad kažkas yra netvarkoje su tavim. Bet mes skaitome Seną ir Naująjį Testamentą, Šventąjį raštą ir mes matom šitos raginimus. Dievas sako, kodėl jūs leidžiate pinigus už tai, kas nėra maistas? Kodėl jūs eikvojat savo energiją, kas nepamaitina jūsų sielos? Jūs dirbate už tai, kas nepatenkina. Yra dalykai, kurie yra tikrai tušti, kurie gali būti skanus, bet jie neturi jokio maistingumo, nieko naudingo tavo organizmui. Dvasiškai kalbant, yra dalykai, kurie yra malonus, yra pramogos, kurios tokios fainos tam kartu yra, bet jos nieko normalaus tavo sielai neduoda. Yra filmai, kuriuos tu pažiūrėjai, jie buvo faina, kol žiūrėjai, kai jie baigėsi, tavo pramoga baigėsi ir tu likai tuščias. Tu išleidai pinigus, laiką, bet tavo širdis neprasiplėtė. Mintis tavo nepakilo virš egoizmo, virš kažkokių savo mažų planų ir širdelė liko tokia mažytė. Suprantate, ne apie ką kalbu. Yra tokių filmų ir aš pats tokių žiūriu. Stengiuosi filmus rinktis, bet kartais pasižiūri filmai galvoja, vargė ta mano 2 valandas veltui nuėjo. Veltui. Nes jeigu aš būčiau maldoj tiek praleidęs laiką, aš būčiau išėjęs atgaivintas sielą. Jeigu aš būčiau knygą paskaitęs gerą, aš būčiau išėjęs labai praplėstą širdim. Klausykite manęs atidžiai ir valgykite tai, kas jūsų sielą atgaivins ir sustiprins. Palenkite ausį ir ateikit pas mane. Ateimas pas Dievą tam, kad tu pasimaitintum, turi būti toks, tu palenki ausį. Tai nėra, kad tu esi pilnam trukdžių visokioje aplinkoje, bet tu palenki ausį. Aš to įduosiu praktinių tokių patarimų, kaip tai daryti. Bet noriu pradžioje ir tą sąmoningumą tokį paaštrinti, kad tu dabar savai vertintum, susėdi ir savo gyvenimą vertini. Taip kaip ir, kai kalba koks nors dietologas ir kalba arba sportininkas apie sveiką gyvenimą ir tu žinai, kad tau reiktų pasportuoti. Šitos temos turbūt vis daugiau ir daugiau iškils, nes pas mane pilvas atsirado. Ir aš labai susirūpinau. Galvoju, iki 40 metų nieko nebuvo, dabar kažkaip viršsvoris pradėjo lengviau augti. Tai moteris, aš jau su jumis labai geriau galiu susitapatinti. Ir aš suprantu jūsų vargus. Ir susirūpinu iškart savo sveikatą. Bet dvasinė sveikata yra tas pats. Turi susirūpinti dvasinė sveikata, nes jeigu tavo siela bus nepamaitinta, tu liksi gyventi tokį neįgalų, silpną gyvenimą. Jeigu kūnas yra transporto priemonė mūsų sielai, mūsų dvasiai, turi ją pasirūpinti, tai mūsų dvasia yra tai, kas veda visą mūsų gyvenimą. Ir jeigu dvasia yra silpna, tai žmogaus gyvenimas dažnai būna toks stovintis vietoje, kaip kokiam liūnė, jis nejuda. Ir aš manau, kad jums yra tai suprantama.
Ir Dievas kviečia, sako, ateikit, palenkit ausį, susikaupkit, klausykit. Tam, kad tu palenktum ausį, tu turi skirti laiko tokiam veiksmui. Praktiškai turi skirti laiko. Šitą pamokslų seriją, tarp kitko, nelabai jūs taip protą tiek žadins, kiek tai yra raginimas ir tam tikras skelbimas apsispręsti taip gyventi. Tai kai mes kalbame apie augimą, yra daug krikščioniškų disciplinų, bet išmokti pamaitinti save per pagrindinės disciplinas - maldą ir žodį. Tai yra pagrindinis būdas, kaip krikščionis pasimaitina. Ir jis būdamas grupėje su kitais krikščionimis gali augti ir tobulėti, tapti panašesnis į Jėzų. Tau neišeis to padaryti pačiam. Ir tai neišeis, jeigu tu nerasi būdo, kaip save maitinti. Ateidamas prie Dievo, turi turėti nusistatymą, klausyti ir paklusti. Dabar kalbu truputį dvasiniam žmonėm. Paklusnumas yra labai svarbu tam, kad tu būtum pamaitintas, kad tu išgirstum. Dievas tyria širdį. Ir žmogus, kuris yra niekintojas arba yra išpuikęs, atstumia Dievą. Dievui labai sunku, šventam Dievui, priartėti prie žmogaus, kuris manosi viską turys. Žmogus, kuris yra kaip pilna stiklinė, jie nieko neįpilsi. Žmogus, kuris ateina pas Dievą ir sako, man čia, aš viską turiu, man ir taip gerai. Nu, Dieve, prabilk. Nu, Dieve, man duok to rano. Jeigu jisai taip nepagarbiai bus Dievo akivaizdai, jis greičiausiai nieko ir negaus. Mūsų nusižeminimas labai svarbus. Ateiti prie Dievo ir pasakyti, esu vargšas dvasia. Vargšas dvasia. Jėzus sakė, kad vargšai dvasia bus palaiminti, kurie ateina ir sako, Tėve, aš neturiu daug ko. Aš neturiu apskritai, jeigu kalbėti apie tavo pažinimą, turiu labai mažai. Tėve, prabilk man, kalbėk man, vesk mane. Ir šitas nusistatymas labai labai svarbus. Mes turime ateiti trokšdami ir norėdami. Ar tavo troškimas svarbus? Atsakymas taip. Ir tu gali paklausti manęs, kas man tada, kodėl kartais aš nejaučiu apetito. Dvasinio apetito. Jums yra tai buvę? Yra buvę, kad tu neturi dvasinio apetito, tiesiog tau nesinori. Petras apie tai kalba. Štai ką jis sako. 1 Petro laiškas, 2 skyrius. Jis sako, taigi, atmetę visokį blogį, visokią klastą ir veidmainystės, paviduliavimus ir visokias apkalbas, lyg naujagimiai trokškite tyro žodžio pieno, kad nuo jo augtumėte išgelbėjimui, jeigu tikrai paragavote, koks viešpats yra maloningas. Trumpai aptarkim. Jis sako, atmetę visokį blogį, visokią klastą, veidmainystės, paviduliavimus ir visokias apkalbas. Štai jis išvardina keletą dalykų, kas yra dvasinės šiukšlės. Bet kokios formos blogis, tai kas yra nešventa, kas yra netyra, naikina natūralų tą gerą apetitą. Tai yra nuodai, kurie gadina tavo apetitą, tavo dvasinę būklę. Taip pat visokia klasta. Tai yra kažkokį sumanimą, kad tarsi apgautum kažką. Atmetę klastą ir veidmainystės. Veidmainystė. Tai yra veido pakeitimas. Su vienu aš esu toks, paskui ateinu pas Dievą maldoje, aš užsidedu ten kitą kaukę. Atmetę veidmainystės. Tai yra gyvendami autentišką, tai yra gyvenimą, paprastą gyvenimą. Neapsimedinėdami, nebandydami įsiteikti. Netėjau čia bažnyčioje, taip pasipuošiau, o išėjau paskui ir mat. Keiksmažodžiais kažkokiais. Nereikia taip apsimetinėti. Paviduliavimai, kada tu nori turėti tai, ką kitas turi ir esi nepatenkintas tuo, ką pats turi. Ar tai būtų turtas, ar neturtas, ar tai būtų grožis, ar negrožis, ar tai būtų sveikata, ar būtų liga. Dievo žodis ragina mus pasitenkinti tuo, ką turime, būti dėkingiams. Pavydas sukelia daug vaidų. Pavydas, lyginimasis yra daugybės blogybių šaknis.
ir visokias apkalbas. Čia Petras įvardina, kad apkalbos, kada tu kalbi blogai apie kitus žmonės, irgi tavo apetitą naikina. Ta prasme, tave suteršia dvasiškai. Ir tada tu nebeturi tokio noro. Žmogus, kuris valgo gerai, maitinasi gerai, turi dar didesnį apetitą. Žmogus, kuris sportuoja, nori dar labiau sportuoti. Žmogus, kuris meldžiasi, jis nori dar daugiau melstis. Žmogus, kuris skaito, jis nori dar daugiau skaityti. Bet žmogus, kuris neskaito Dievo žodžio, jis nenori jo skaityti. Kuris nesimeldžia, jam ir to potraukio nėra. Tai kartais reikia pasižiūrėti, atmesti tuos purvus, pasirinkti, palauk. Šitų dalykų aš negaliu daryti, to negaliu daryti, to negaliu daryti. Tada per laiką atsiras pas tave apetitas, sugrįš apetitas. Apetito dingimas yra ligos požymis. Jeigu žmogus neturi apetito, jis kažkom serga. Jeigu fiziškai žmogus nebeturi apetito, jis fiziškai serga. Dvasiškai nebeturi apetito, jis dvasiškai serga. Paprasta, ar ne? Tas pats kūrėjas sukūrė ir dvasią, ir kūną. Tie patys principai. Dvasioje ir kūne. Jėzus labai daug palyginimų sakė su kūniška mūsų materialia aplinka, kad suprastumėm, kas vyksta ir dvasioje. Taigi, Petras sako, pirmą, atmeskite tos dalykus, o paskui trokškite tyro žodžio pieno, kad nuo jo augtumėte išgelbėjimui. Jeigu tikrai paragavote, koks viešpats maloningas. Trokškite. Tas paraginimas yra tau ir man. Trokšti, norėti. Kartais, kai žmogus truputį apsarga, sakai, vis tiek tu turi kažką valgyti, tu turi kažką gerti, tavo būklė bloga. Bet jeigu tu skyšių nevartosi, tu apskritai ligoniniai, tu gali nusibaigti, taip? Tu verti save ir gydytojai tada net pas mus dabar jau turim galimybės tau lašelinę pastato. Jeigu tu sėdi čia ir tu pats diagnozę savo nusistatai, kad aš esu pusiau gyvas, apetito nėra, tau reikia lašelinės. Tau reikia truputį vis tiek kažkokio žingsnių. Tau reikia būti su žmogumi, kuris meldžiasi, kuris būna. Tau reikia nuspręsti, ne, aš turiu ateiti į kažkokį, aš turiu būti grupelį, aš turiu būti su kitais tikinčiais. Aš nebenoriu melstis, palauk, čia yra problema. O kas meldžiasi? Kas gali man padėti melstis? Kas gali mane palaikyti maldoje? Prieš kokį 10 metų man buvo sunku melstis. Kaip blogai. Aš paskambinau liuteronų kunigui Reinholdui Morai čia Klaipėdai. Sakau, Reinholdai, melskimės kiekvieną rytą 6 valandą. Tu man majaką paskambink, aš tau paskambins, mes susiskambinam ir meldžiamės. Ir mes taip meldėmės kurį laiką ir aš išlipau iš tos duobės tokios, nes man buvo sunku melstis, man reikėjo tos atsiskaitomybės, tokio partnerio, kuris padėtų man eiti, išlipti iš tos duobės. Jeigu tavo dvasinės tos pratybos yra kažkur pamirštas, susirask bėgimo partnerį, susirask tą, su kuriuo galėtum eiti kartu. Nepasilik vienas, nepasilik šitoj diagnozijai. Praktiškai kalbu. Paulius sako, Timotiejai, ugdykis dievotumą. Lavink dievotumą savo gyvenime. Ugdykis dievotumą. Tai yra kažką daryti nuolatos. Keletą praktinių patarimų. Duosiu savo pavyzdį. Tau gal ne taip yra kaip man, bet aš savo pavyzdį duosiu. Tam, kad aš galėčiau pasimaitinti dvasiškai, aš turiu būti ten, kur nėra žmonių. Prasme, tai yra toks truputį privatus reikalas. Man nelabai išeina autobuse, kur nors važiuojant, maitintis dvasiškai. Man nelabai išeina triukšme būti. Aš naudoju ausų kamštukus. Kai aš būnu kur nors net maldoje, aš užsikemšu ausis, kad nieko negirdėčiau. Ir aš taip mėgaujuos tyla. Ausų kamštukai man nuima tokie aštrius garsus. Aš dar kažką girdžiu, taip dum, kažkas šneka. Bet manęs jau nebetrukdo, nes aš nebegirdžiu to triukšmo. Ir aš stengiuosi atskirti laiką, kad pabūčiau vienas. Aš nueinu į tokią aplinką ir štai ką aš darau. Jeigu aš tikrai noriu pasimaitinti, aš turiu
nustatyti savo telefoną, tarkim, jeigu aš turiu 1 valandą, nustatyti telefoną, kad man sučirkštų už valandos telefonas, bet man nereiktų galvoti, kada baigėsi valanda. Aš nusiimu savo laiko įtampą. Suprantat, ar ne? Nes jeigu tu turi išeiti už 15 minučių ir galvoji, oi, liko 3, oi, liko 1, tavo protas visą laiką klaidžias. Bet aš nueinu, aš nusistatau savo valandą, o kartais būna tokių momentų, kai aš galiu, pavyzdžiui, tokią laisvesnę dieną, arba turiu privilegiją, turiu dieną skirtą, tarkim, maldai, aš galiu nueiti, užsirakinti kažkur ir sakyti, būsiu čia, kol gausiu tai, ką turiu gauti. Ir neišeisiu iš čia. Pirmą tokį eksperimentą aš dariau 18 metų. Man kažkas pasakė, jeigu tu negausi apreiškimų, kaip Dievas tave myli, tu niekada negalėsi jam tarnauti. Ir aš galvoju, kaip aš noriu jam tarnauti, bet aš neturiu apreiškimo apie jo meilę. Aš nežinau, kiek Dievas mane myli. Ką man daryti? Aš nuėjau, užsirakinau ir pasakiau, aš neišeisiu iš tos vietos, kol aš negausiu šitą apreiškimą. Dieną ar 2, nežinau, kiek aš užtruksiu. Man tai veikia. Ir praėjo kažkiek tai laiko, nesakysiu kiek. Bet aš gavau, ko aš atėjau. Ir praktiškai kiekvieną kartą, kai aš ateinu ir sakau, Dieve, aš noriu pabūti su tavimi. Išeiti stipresnis, padrasintas, išgirdęs tavo balsą. Dar nėra beveik tai buvę, kad aš išeičiau ir nieko neišgirščiau. Bet ne visada tokios galimybės yra. Tu dirbi darbus, pavargsti. Aš suprantu. Sakai, kam iš jūsų atrodo tai sudėtinga? Nuoširdžiai taip. Atrodo beveik neįmanoma, ar ne? Tai jūs pradėkit nuo trupučio. Jeigu tave gazdina, va Andrius, kuris išneša savo sūnų, jis yra bažnyčios vyresnysis. Jis grupeliai tokią tvarką turi. Sako, mes kai kuris pradedam nuo mažo. 5 + 5 ir klausimas. Jis sako, 5 minutės skaitai Dievo žodį, 5 minutės meldiesi, o paskui užduodi savo klausimą. Ką aš čia išgirdau? Ką aš turėčiau suprasti? 5 + 5, 10 minučių ir klausimas. Kai kurie gali pradėti nuo mažo, kad infarktų negautumėt, kad nepersidirbtumėt. Bet šiaip aš kalbu apie tą principą, kad žmogaus protas ir ypač šiam laikė, tai yra praktiška. Aš noriu labai ir praktiškai pakalbėti, nes šito pamokslo svarba bus arba nauda tik tuomet, jeigu tu jį taikysi, supranti? Jeigu tu nuspręsi taip daryti, tu turėsi naudos. Bet jei nenuspręsi, tai liks tokios tuščios žinios kažkur padėtos. Bet protas mūsų šiais laikais yra tiek daug trukdomas visko. Net nauja psichologijos sritis tokia pradėjo vystytis, trukdymo psichologija. Ant kiek žmogaus protas yra atakuojamas informacija. Visi, kas Facebook'e tai bėga, jūs net neįsivaizduojat, ką mes darom savo smegenim. Kai tu tai bėgi, tu antraštės tik skaitai. Tavo smegenys neturi laiko visą tai suvirškinti ir tai pavirsta didžiulė įtampa. Yra didžiulis nuovargis, nors tau gal ir pramoga, lyg tai linksma, bet mūsų smegenys yra apkrautos. Ir šiandien atrodo viena didžiausių vertybių žmogui yra tiesiog sustoti ir būti tyloje. Jeigu tu senai tyloje bebuvai, aš užjaučiu tave ir raginu ir noriu tave padrasinti, kad tyloje glūdi dideli turtai. Dovanos tau, tikros dovanos tau, išmintis, ramybė, džiaugsmas, kuris nepriklauso nuo aplinkybių. Tai yra tyloje su Dievu. Tai laiko prasme, jeigu tavo protas galės ilsėtis, okei. Kitą dalyką, ką darau, maldoje, kai protas laksto, pradedi melstis arba skaityti, paskambink Antanui. Po 2 minučių vėl paskambink Antanui. Nebeina susikaupti, nenormalu. Vėl reikia paskambinti, o paskui, oi, dar to nepadariau. Užmiršau e-mail atsakyti kažkam. Tai aš turiu pasidėjęs popieriaus lapelį, aš užsirašau, kad neužmirščiau ir mano protas ilsisi. Jis ilsisi. Kai aš užrašau, jis ilsisi. Kaip Romanas sako, smegenys užmiršta, bet popieris niekada neužmiršta. Tu užrašai, viskas, gali ilsėtis. Taigi tas laikas, atskirtas laikas yra labai svarbus.
Tarp kitko, dar ką pasakysiu. Patys efektyviausi žmonės pasaulyje supranta, kad vienintelis laikas iš tikrųjų yra ryte. Ryte žmogaus protas yra pats aštriausias, valia yra pati stipriausia ir jėgų yra daugiausiai po poilsio. Rytas yra labai svarbus. Jeigu tu ryte išplėši laiką, nuspręsi keltis ryte ir pabūti su Dievu, tu visada įdėjęs tą akmenį, visada turėsi tą laiką. Jeigu tu to nepadarysi, praktiškai nėra jokių šansų. Labai nedaug galimybių, kad kažkas įvyks per dieną. Kai kurie sako, man geriau yra vakare. Viskas, kai tylu, ramu, ten 11 ar 12 visi užmygo, aš galiu būti. Irgi gerai, tik turi suprasti, kad kūnas labai dažnai jau yra išsekęs. Protas yra tiek prikrautas informacijos. O ryte žmogus pabudęs, jis yra kažkoks kitoks. Jis yra švarus. Dažnai emocijos būna, kartais geros, kartais blogos, bet kažkas per naktį vyksta, daug žmogaus organizme atsistato dalykų. Ir ryte tu gali tą laiką paskirti ir sakyti, ryte yra mano laikas. Aš kažkada turėjau vieną laiką ryte, paskui žiūriu, man neužtenka, man reikia paankstinti truputį. Aš paankstinau tą laiką. Bet tada vakarė aš jau galvoju, kada nueiti anksčiau miegoti. Vis tiek man reikia 8 valandas miegoti. Tai vakare pradedi tada ruoštis, kaip žydai. Pažyda diena prasideda vakare. Dienos pradžia yra saulė leidžianti. Žydas pirmai išsimiega ir paskui jisai užbaigė tą dieną, pilnas jėgų, pailsėjęs, nudirbo dieną. Lietuviai visi. Ir tą dažnai kartuoju. Vagi, kiek liko iš dienos dar. Dar pavoksiu 3 valandas, antrą nueis miegoti. Tai paskui miega. Nes tai yra, yra nuovargis. Aš tarp kitko leidžiu, Aleksai, tu pirmas, kurį pažadino bažnyčiai. Šiaip bažnyčiai leidžiu žmonėm miegoti. Nes aš galvoju, o gal tai vienintelis laikas, kada žmogus ramiai miega. Ir kartais būna taip, tai jeigu tu linkęs miegoti, viskas ok, būna taip žmonės. Ir tik tas momentas toks labai nejaukus būna. Kai galva taip pašoka, nebežino, kur yra. Bet jeigu miegi, tai taip. Ir kai kurie sako, mano pamokslų prieš miegą klauso. Kad užmigti. Tai aš suprantu tą poveikį. Bet šiaip vakare yra truputį daugiau problemų, kada žmogus yra pavargęs. Ir jeigu esi bandęs skaityti, man yra tai buvę, taip atsiverti, išplėtė akis, tai skaitai, bet tai. Ir paskui taip. Esu meldęsis. Vieną kartą meldžiuosi ir girdžiu save sakant. Viešpatie, neleisk, kai nušautų, sustabdyk viešpatie, kad... Paskui suprantu, kad sapnuoju, bet per sapną meldžiuosi. Galvoju, ne visai tinkanti malda. Ir tu gali, taip įeiti tokį, juokitės nesuprantat, ar ne, kad kartais tu lyg sapnuoji, lyg atsibūdęs, bet tai nėra pati geriausia malda. Taigi vakaras yra toks prastesnis pasirinkimas, rytas yra geresnis. Praktiškai kalbant, niekas muzikos instrumentų nederina po koncertų. Jeigu tau grot reiks visą dieną, susiderink ryte. Vakare tu gali tik tais pasitaisyti, atsiprašyti, ką ne taip padarai, bet jau nebesusiderinsit. Nesakau, kad vakare ne, kitiem tikrai vakaras veikia, bet turi labai pasverti. Dabar praktiškai kalbant, kaip skaityti Dievo žodį, kaip maitintis juo. Štai keletas tokių punktų. Medituoti Dievo žodį, tai yra apmastyti Dievo žodį. 3 dalykai, jeigu tu nesi seminarijoje buvęs, nesimokei teologijos, tai yra paprasta, nebuvai kažkokiose ypatingose Biblijos studijose, atsimink va šitą paprastą dalyką. Kas parašyta, ką tai reiškia man, ką man su tuo daryti. Paprasti klausimėliai, kas čia pasakyta, tai pasakyta tas ir tas, kažkokie žodžiai yra ryškus, čia tokia mintis pasakyta. Ką tai reiškia, kokia yra prasmė, kodėl yra tai sakoma ir ką man su tuo daryti.
Aš taip pradėjau studijuoti Bibliją, aš neturėjau jokių paskaitų, nebuvo jokių vadovėlių, net Biblijos nebuvo. Mano pirma Biblija buvo rusiška Biblija. Taigi tiesiog perėjom per paprastą tokį dalyką. 3 klausimai. Ir jeigu tu būsi nurimęs, paklausi Dievo, Viešpats tau kalbės per savo žodį. O jo žodis yra gyvas ir veiksmingas. Antras dalykas. Sena vienuolių įprasta dalis tokia. Lekcija divina vadinasi. 4 dalis tokiam pabuvime tyloje. Lekcija reiškia nusiraminti Dievo akivaizdoje ir skaityti lėtai ir stebėti, ar kas įstriks tau. Tu tiesiog atsiverti šventą raštą, skaitai ir jūs esate patyrę kartais kažkas tau. Tarsi, kaip sako, iš puslapio iššoka eilutės. Yra tai buvę, ar ne? Tiesiog, čia man. Kartais tu klausai pamokslą ir tau žodis, čia man pasakė. Aš apie tave nieko gal nežinau, bet žodis tau nuėjo. Tai kai skaitai žodį, Bibliją, irgi taip pradedi suprasti. Antra dalis toje yra apmąstyti, meditacijų. Apmąstyti, ką perskaitai ir pradėti pokalbį su Dievu. Tėve, kas čia pasakyta? Tėve, paaiškink man, šventoji dvasia, prašau paaiškink man, kas čia pasakyta. Toliau, pradėti kalbėti, oracijų. Kalbėti, klausti ir klausyti. Dieve, pasakyk man dabar. Ir labai svarbus dalykas nurimti ir pasiklausyti. Leisti, kad šventoji dvasia tau kalbėtų. Kai Dievas prabyla, tu net neturėsi abejonės, kad jis tau prabilo. Jo balsas skiriasi nuo tavo minčių, tai yra kitaip. Jis turi jėgą, įtikinimą ir tu turi aišku žinojimą. Man kalbėjo Dievas. Tai nėra girdimas toks balsas, bet tu supranti, kad tai susijęs su tavo situacija, tu gali jausti jo meilę. Bet šitas santykis, kai Dievas į tave prabyla, yra be galo brangus. Aš to neiškeiščiau į nieką. Žinojimas, kaip Viešpats man kalba, jis yra mano paguoda, mano padrasinimas. Kai nėra kur kitur eiti, kai nežinai, kur kitur pasiguosti, pasinaini. Ir kalbi jam. Viešpatie, dabar tu kalbėk ir tada klausai. Ir paskutinė dalis kontempliacijų reiškia būti Dievo artume, mėgautis juo. Žiūrėt, ką jis tau nori duoti. Kai Dievas prabyla, labai lengva garbinti. Kai Dievas tau kalbėja, tau šlovinti, yra labai paprasta ir lengva. Tu sakai, Dieve, kalbėk. Tu esi toks geras. Tu ką tik pamatai ir šlovinimas patampa teisingų tokių atsakų Dievui. Tai yra 4 dalis. Dar kitas būdas yra skaityti ir kažką užrašyti. Jeigu gali vesti maldos dienoraštį. Kai tu užrašysi, tavo protas susitelksi kažkokią mintį, tai bus dar tau aiškiau. Tu tiesiog sutelki mintis ir sakai, okei. Nes kai žmogus rašo, jo protas truputį kitaip veikia. Ir tu tą mintį išsigrynini. Tai yra toks gal sudėtingesnis procesas, bet kai žmogus užsirašo, jam išaiškėja. Ir tai lieka tau, tu gali pasidėti tai kitam kartui. 4 dalykas. Ir jų tų būdų yra daugybė. Bet 4 paskutinis, kurį paminėsiu, naudokis kitomis knygomis, kurios aiškina Bibliją. Nepradėk nuo jų, bet naudokis jomis. Po to, pavyzdžiui, paskaitai kažką ir tau kyla abejonė, tu nežinai, tada gali nueiti prie kažkokių komentatorių knygų, įvesti Google, pavyzdžiui, ką apie tai pasakyta, šitą eilutę, koks yra aiškinimas. Ir tada pažiūrėti kitų komentatorių, kitų žmonių mintis. Tai yra paprasti tokie būdai. Bet juos reikia praktikuoti. Jeigu nusifotografavai, tai kai grįši namo, išbandyk. O tu grįši ir pabandyk. Bet paskutinę mintį, kurią pasakysiu, nes jau užsitęsiau pakankamai, noriu pasakyti štai ką. Apie reguliarumą. Reguliarumas yra labai svarbus dalykas. Tik taip tu gali būti stiprus, jeigu tu kažką darysi reguliariai. Nuolatos. Visada. Todėl aš pamokslo pradžioj paraginau, nuspręsk šiandien nuspręsk. Niekada nebepraleis nė vienos dienos be maldos ir be Dievo žodžio. Padaryk tą sprendimą. Reguliarumas.
Tai jeigu aš tavęs dabar paklausiau kokį nors skaniausią patiekalą, kokį esi valgęs, ar gali prisiminti? Iškyla paveikslai, kada valgai kažką skanaus. Turbūt ir persivalgiai, nes taip skanu buvo. Bet mes atsimenam tokius, buvo Velykos, atsimenu, nepakilau nuo stalo. Mane turėjo pakelti, negalėjau atsistoti. Ir po Velykų žiūriu po Klaipėdą, pilna bėgikų. Tik degina kalorijas. Antrą Velykų dieną, pirmadienis, visi išeiginė, žinai, visi bėga. Tai mes turim kartais tokio patyrimo, kad kažką skanaus suvalgom. Tu nueini į konferenciją, kažką pavalgai, gauni kažkokią mintį, pabūni ant kažkokio kalno. Bet aš tau pasakysiu, tie patiekalai tavęs neišlaiko, tavo gyvybės nepalaiko. Tai ir buvo kažkoks ypatingas, šventinis, vienas, išskirtinis. Bet kasdien tu valgai tą pačią duonelę, tas pačias kažkokias pupeles, tą pačią mėsytę, tas pačias bulvytės. Ir tu valgai tai kiekvieną mielą dieną kažką gamini. Geri tą patį ir tą patį vandenį. Ir tai yra tavo kasdienė duona, kurios tau reikia. Tai įsikalkim šitą dalyką į galvą labai stipriai. Jeigu tu reguliariai nesimaitinsi, tik sakysi, pabandau 2 dienas dabar. Pasigaminsiu desertą, naisiu, kaip ten sakė, užsidarysiu ir nebeišeisiu iki vakaro. Tai tave gali tai ir nuvilti. Daug svarbiau, kad tu kiekvieną rytą reguliariai, kiekvieną dieną tu pabūtum su Dievu. Ir tu pamatysi, kaip tavo dvasiniai raumenys pradės augti. Taigi bažnyčia, aš noriu, kad mes visi mąstytumėm taip, kai žmogus pradeda savo kelionę kažkur po krikšto, jis apsispręstų būti grupelė, jis apsispręstų save pamaitinti. Ir mes turim stebėti vienas kitą ir palaikyti, kaip tau seka save pamaitinti. Aš dėl to dažnai ir klausiu draugų, sakau, kokia tavo būklė šiandien, kaip jautiesi, kaip sekasi tau, kaip einasi. Sveikas, nesveikas, turi pasitikrinti ir turim augti. Ir tai yra mūsų bažnyčios misija. Todėl grupelės, kurias darom, pamaldos tokios kaip šios yra organizuojamos tam, kad mes susiburtumėm ir galėtumėm paaugti. Šiaip šauniai klausyt. Viliuosi, kad Viešpats jūs pakvies ir kviečia ir jūs padarysit tos sprendimus. Noriu, kad mes atsistotumėm, pasimelstumėm. Aš norėčiau skirti tiesiog 4 minučių, kad tu pats galėtum tyloj prabilti Viešpačiui, o dėl savo laiko su juo. Kažką gal supratai, kažkas tau pasidarė aišku. Tiesiog pats pasakyk Viešpačiui, ką tu jam nori pasakyti. Gal kažkam reikia paprašyti, kad Viešpats padrąsintų tave. Gal kažkam reikia draugo pasimelst. Dieve, duok man draugą, duok man mintį, su kuo galėčiau eiti kelionėj. Kažkas galbūt nori atsiprašyti. Prašyti, Tėve, buvo apleidęs tos santykius su tavimi. Gal daug nuodėmės buvo. Pabūkim dabar. Tiesiog užmerkim akis ir ramiai pabūkim. Tėve, pamaitink savo tautą, kai mes būsime
kambarėlį užsidarę, kai mes melsimės, pamaitink. Meldžiu Tėve, kad Tu susitiktum ypatingai artimai su kiekvienu, kuris ateis pas Tave rytoj ryte, antradienį. Apsaugok Viešpatie mūsų tą laiką. Padėk mums būti budreis, kad išliktumėm budėjime, kad neišsiblaškytumėm, kad kai Tu paprašysi mūsų, kaip mokinių Getsemanės sode, kad prašai, pabudėkit su manim valandėlę, kad mes visada būtumėm pasiruošę pabudėti tą valandėlę dėl Tavo darbų, dėl Tavo planų. Padaryk, Tėve, mus tinkamais savo tarnais, kad būtumėm nuolankus, vykdantis Tavo valią, pažįstantis Tavo valią. Šventoji Dvasia, be Tavęs mums to nepavyks padaryti, bet mes prašome, kad Tu augintum mus dvasioje. To prašom mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu. Ir kas pritarėt, pasakykit Amen.